Sveiki visi. Smagu, kad tiek daug jūsų susirinko ir matau, kad vis dar renkasi. Tai kol renkasi visi užsiregistravę, norėtume paleisti apklausą pradžioje. Jums iškris langas, tai kol laukiame kitų, prašau paspausti atsakyti į klausimą. Tai ačiū už atsakymą į klausimą. Rezultatai iš tikrųjų labai įdomus. Didžioji dalis jau dabar naudoja dronus. Nežinau, ar matot rezultatus. Taip, tai čia panašu, kad aš jums negaliu parodyti tų rezultatų, bet jie yra, kad čia 61% naudojate jau dronus, 39 dar ne, tai greičiausiai, jeigu esate čia, planuojate šią investiciją į šią technologiją, tai tiek apie šią apklausą ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad lauksime jūsų klausimų viso pristatymo metu. Klausimus prašome uždavinėti ne čate, ne pokalbių lange, o jeigu atkreiptume dėmesį, yra Q&A langelis toksai, kuriame galite užduoti klausimus ir į juos mes pasistengsime, kiek galime atsakyti. Į klausimus, į kuriuos mes nespėsime atsakyti, būtinai kontaktuokite su mumis ir po pristatymo galėsime padiskutuoti daugiau ir tada pradėkime. Tai esame įmonė labai Geonovus, esame oficialūs DJI Trimble ir DJI Enterprise atstovai Lietuvoje. Turime taip pat įmonės Baltijos šalyse, tai yra Estijoje, Latvijoje. Turime tenai darbuotojų, kurie taip pat užsiima ir dronų prekyba paslaugomis, ir tiksliais matavimo prietaisais. Taip pat norėčiau pristatyti visą mūsų komandą. Tai Gintarė, mūsų biuro vadovė, Tadas, atsakingas už geodezinių matavimų prietaisus, Gerardas Revilis dirba su serviso paslaugomis. Jeigu turite prietaisus, kuriems reikia apžiūros, tai visą laiką juos drąsiai galite kreiptis. Paulina, tai SketchUp programinės įrangos pardavimai. Šarūnas, 3D lazerinis skanavimas, GIS sprendimai. Tai šiandien Šarūnas pademonstruos rezultatus gautus su P1 kamera. Ir aš, Mykolas, atsakingas už dronų pardavimus. Tai šiandien jums pristatysiu pačią P1 kamerą, Matrixą 300. Tai tiek apie mūsų komandą. Ir tada pradėkime. Turbūt jau anksčiau skaitėte, matėte jau mūsų ir puslapį, ir socialiniuose tinkluose skelbėme apie gautą kamerą. Esame pirmieji Lietuvoje, kurie gavome šią kamerą, kaip vieninteliai turintis sutartį Lietuvoje su DJI, kaip vieninteliai tokie oficialūs atstovai. Tai turime ją demonstracinę, jau patys ją išbandėme, praskridome, surinkome duomenis ir juos šiandien mes jums pademonstruosime ir pakomentuosime. Tai yra pirmoji DJI specializuota kamera aerokartografavimui. Prieš tai buvo visiems gerai žinomas dronas Phantom RTK skirtas aerokartografavimui. Na, o čia jau yra grinai pati kamera sukurta būtent šitiems procesams atlikti, kuri montuojasi prie Matrix 300 RTK drono. Tai apie jį irgi papasakosim vėliau. Tai yra pilno kadro sensorius, jisai unikalus yra tuo, kad
galime gauti kur kas aukštesnės raiškos nuotraukas, didesnės rezoliucijos, didesnio detalumo. Taip pat ši kamera jinai yra unikali tuo, kad joje galima keisti objektyvus. Šiai dienai yra pasirinkimas iš 3 objektyvų, tai apie juos taip pat pakomentuosiu plačiau. Mechaninis užrakto tipas tai yra svarbus dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis kamerą, droną aerokartografavimui. Tai šis užrakto tipas yra reikalingas tam, kad jūs galėtumėte gauti kokybišką vaizdą, kuris nebūtų išsikraipęs ir galėtumėte tinkamai apdoroti ir gauti tikslius rezultatus. Tai tiek apie pačią kamerą, o apie objektyvus, kaip ir minėjau, yra 3 variantai šiai dienai. Standartiškai kamera yra komplektuojama su 35 mm objektyvu. Tai yra aukštos kokybės objektyvai, kurių dėka pritvirtinus prie Matrice 300 RTK drono mes galime skristi pakankamai didelėme aukštyje ir gauti aukštos raiškos nuotraukas. Tai kaip pavyzdys, čia matote lentelėje, kad 120 m aukštyje skrendant su 24 mm, 35 ir 50 mm, kokią pikselio taško rezoliuciją mes galime gauti. Tai nuo centimetro iki 2,2 cm, tai išties labai geras rezultatas. Ir mums tai padeda praskristi didelį plotą per nedidelį laiko tarpą ir padaryti daug darbo per visą mūsų darbo dieną su dronu. Taip pat šios kameros unikalumas ir išskirtinumas, kurį akcentuoja gamintojas, tai yra Smart Oblique funkcija. Šios funkcijos dėka kamera fotografuoja pasikreipdama įvairiais kampais, kol dronas skrenda, taip sufotografuodama mažiau nuotraukų nei mums turbūt daugeliu žinomas skridimas tinkleliu, kadangi dronas tuo pačiu metu kamerą sukinėja į įvairias puses ir fotografuoja žemės paviršių, pastatą iš įvairių kampų. To pasėkoje taip surinkti duomenys sumažina apdorojimo laiką nuo 20 iki 50%, lyginant su įprastais dronais, kurie yra dabar naudojami, tai kaip Fantomas RTK arba Fantomas 4. Tai gerokai greičiau padarome užduotį, susigeneruojame duomenis prie kompiuterio, mažiau resursų sunaudojame ir greičiau pasiekėme rezultatą. Taip pat dar noriu paakcentuoti, kas yra pilno kadro sensorius, kadangi visur išskiriama, kad ši kamera yra pilno kadro sensorius. Tai ką tai reiškia? Kuo mes didesnį sensorių turime, tuo mes didesnį dinaminį diapazoną turime, tuo mes aiškiau matome visas detalės tiek šviesiose vietose, tiek šešėliuose. Tai labai gerą pavyzdį matysite vėliau, kai Šarūnas demonstruos rezultatus ir netgi tenai palygins su Fantomu RTK tą pačią vietą, kur buvo surinkta. Tai matysite ne tik, kad rezoliucija raiška bus geresnė, tačiau matysite, kad ir detalės bus gerokai aiškiau matomas tiek šviesiose vietose, tiek šešėliuose. Tai čia matot pažymėta, kokio dydžio yra pilno kadro sensorius ir kaip palyginimų, kokio dydžio yra 1 colio sensorius, kurį turi Fantomas RTK. Tai skirtumas tikrai nemažas. Ir tas tikrai jaučiasi ir nuotraukų raiškoje. Dar apie patį fotografavimą, kaip viskas vyksta, tai iš principo visa suplanuojama misija automatiniu būdu, kaip ir jau ankstesniuose dronuose, jūs skrendate ir renkate duomenis užduotoje teritorijoje, viskas iš principo vyksta automatiškai, visi nustatymai, be abejo galima panaudoti ir
rankinius nustatymus, kurie gali būti naudingi specifinėse situacijose, kai, sakykime, pradeda temti, o išlaikymas ilgėja. Tokiu atveju galima naudoti rankinius kameros nustatymus. Tai šiuos dalykus mes visą laiką pristatome, apmokome klientams, kai jie pradeda naudoti. Tai tiek apie patį fotografavimą. Dabar dar apie Matrisa 300 RTK, tai yra dronas, kuris neša šią kamerą. Ir kuo jisai yra unikalus, tai yra dronas, kuris turi RTK pataisas, tai yra pataisos iš Lietuvos tinklo realiu metu. To pasiekoje mes gauname tikslius rezultatus. Taip pat šio drono skrydžio laikas su P1 kamera yra 40 minučių. Nesusipainiokite su deklaruojamais skaičiais, didžiausias puslapį ir mūsų, nes viskas priklauso nuo panaudotos kameros, kadangi šis dronas gali būti naudojamas ne su viena kamera. Tai parodysiu kitoje skaidrėje, apie kokias kameras mes kalbame. Ir šitas 40 minučių skrydžio laikas tai yra mūsų pačių išbandytas, mūsų pačių ištestuotas, būtent konkrečiai rezultatų, kuriuos mes parodysime metu, kai rinkome šiuos rezultatus. Taip pat šio drono išskirtinumas yra kliūčių sensoriai visas pusės. Tai mums leidžia jaustis saugiais, kad dronas niekur neužklius, jeigu skraidome žemesnėme aukštyje. Jisai atpažįsta kliūtis ir neleidžia į jas atsitrenkti. Tai kaip ir minėjau, keičiami sensoriai, kuriuos parodysiu kitoje skaidrėje. Irgi aktualus labai dalykas, tai yra naudojimo temperatūra, kuri leidžia mums šitą droną naudoti nuo -20 laipsnių Celsijaus. Tai tą dieną, kai mes skraidėme, iš ties šio drono ši savybė buvo labai naudinga. Ir atsparumo standartas IP45, tai vadinasi, kad mes galime su šiuo dronu skristi esant prastesnėm oro sąlygom, kai yra nedidelis lietus ir panašiai. Taip pat dar čia nepaminėta, tai yra didesnis atsparumas vėjui, tai yra 15 metrų per sekundę. Tai vėjuotose vietose, kaip pajūryje, šis dronas yra kur kas stabilesnis nei kiti galimi variantai. Tai čia irgi yra pavyzdys iš didžiaus testo, kur testavo atsparumą būtent lietui. Tai dronas yra sukurtas darbui, nepaisant kokios yra oro sąlygos. Ir kaip minėjau, tas -20 laipsnių, galimybė naudoti prie -20 laipsnių temperatūros šį droną mums pasitarnavo labai gerai, nes tą dieną, kai rinkome duomenis mokslininkų gatvėje Vilniuje, buvo -14 laipsnių temperatūra ir prie tokios temperatūros mes galėjome skraidyti 40 minučių. Kaip ir minėjau, šitas dronas jisai gali būti naudojamas su keliomis kameromis. Kameros yra keičiamos. Yra galimybė montuoti netgi 2 kameras apačioje vienu metu, yra galimybė dar vieną kamerą montuoti iš viršaus, jeigu reikia inspektuoti, pavyzdžiui, tiltus, kai reikia iš apačios apžiūrėti tam tikras dalis. Tai viena iš kamerų yra Zenmuse H20 serijos. Tai yra kamera, kuri turi iki 200 kartų artinimą. Kamera, kuri turi platų objektyvą, taip pat lazerį objektų atstumui nustatymui ir to objekto koordinačių nustatymui. Šiluminė kamera, kuri gali būti naudojama pastatų energetiniam efektyvumui vertinti arba paieškai. Taip pat šis dronas turi ir skenavimui skirtą kamerą Zenmuse L1. Šią kamerą mes taip pat esame jau užsisakę ir planuojame gauti kovo pabaigoje, balandžio pradžioje. Tai yra lidarinis skaneris. Tai apie šį skanerį mes taip pat planuojame daryti webinarą, kai tik tais gausime ir surinksime duomenis, tai būtinai sekite tą informaciją ir registruokitės.
Fotogrametrijai skirta kamera, apie kurią ir šiandien kalbame, tai yra P1. Ir kiti sensoriai, vienas iš jų yra multispektrinė, tai yra ne DJI kurtas sensorius, o kitų gamintojų. Taip pat kiti gamintojai gamina ir tuos pačius LiDAR skanavimo sensorius, garsiakalbius ir kitus priedus. Tai, kaip ir minėjau, šio drono pranašumas yra universalumas, kadangi galima naudoti keletą skirtingų sensorių ant to pačio drono. Apie misijų planavimą, kaip ir minėjau, viskas vyksta automatiškai. Čia yra valdymo pulto ekrano nuotrauka, valdymo pultas yra su integruotu ekranu, su įdiegta automatinių misijų planavimo programėlė, kurioje mes galime pasirinkti, kokiu būdu mes norime rinkti duomenis. Ar tai skristi per taškus ir rinkti duomenis užduotose taškuose. Tai čia toksai aktualiau gal inspektavimui. Mapping, tai yra 2D modelių kūrimui skirta misija. Oblique, tai kai norime skristi su šiek tiek pakreipta kamera, kad galėtume matyti daugiau fasadų, sakykime, kaip pavyzdys. Taip pat šioje misijoje galima jungti ir tą Smart Oblique funkcionalumą, apie kurį aš minėjau prieš tai, kurio dėka kamera fotografuoja įvairiais kampais skridimo metu ir taip surenka daug daugiau duomenų, kurie mums leidžia gauti kur kas detalesnį 3D modelį. Ir linijinių objektų skridimui skirta misija, tai jinai yra aktuali tiems, kurie planuoja skraidyti kelius, elektros linijas, geležinkelius ir panašiai. Jūs tiesiog pasižymite ašinę liniją, nurodote, kiek metrų nuo tos ašinės linijos jūs norite rinkti duomenis ir jums automatiškai suplanuoja misiją. Na ir vėliau visose tose misijose jūs tiesiog nurodote skrydžio aukštį, kuriame jūs norite skristi, kokį norite gauti GSD, kokią norite gauti rezoliuciją ir paleidžiate automatiniam skrydžiui, dronas pats kyla, skrenda, renka duomenys jūsų užduotoje teritorijoje ir baigęs misiją nusileidžia jau surinktais duomenimis, su kuriais galite keliauti į ofisą ir apdoroti su programinė įranga. Taip pat patogus funkcionalumas, nuotraukų grupavimas. Jeigu turite keletą skirtingų objektų per dieną, jūs galite įsivardinti dar prieš pat skrydį pavadinimą misijos, vietovės ir pagal tai jums į katalogus gražiai sudėlioja visas misijas, visas nuotraukas ir grįžę į ofisą jau dirbti su fotogrametrinė programinė įranga, galite lengvai atsirinkti, kur yra kokios nuotraukos. Trumpai noriu palyginti jums, kuogi skiriasi Fantomas RTK dronas nuo Matrix 300 RTK su P1. Tai pagrindiniai skirtumai yra tokie, kad skrydžio laikas Matrix 300 RTK drono yra dvigubai ilgesnis nei Fantomo RTK. Tai vėlgi tas 40 ir 20 minučių tai yra mūsų praktikoje ištestuoti rezultatai, kiek realiai galima skristi renkant duomenis. Tai toliau yra naudojimo temperatūra. Kaip ir minėjau prieš tai, 300 RTK gali skristi iki -20 laipsnių temperatūros, Fantomas iki 0, na čia gamintojo deklaruojama temperatūra. Mums yra tekę skraidyti prie žemesnės temperatūros, bet reikia turėti omeny, kad reikia prisimti rizikas, kad baterija gali pakankamai greitai išsikrauti prie žemesnės temperatūros, kaip sakykime, telefonas, jeigu išsitrauktume lauke prie žemos temperatūros, gali rodyti vienu metu 70%, o po minutės taiga 50%, gal turbūt ne vieną, kad gal ir esate su tokiu dalyku susidūrę. Atsparumas vėjui, čia irgi skirtumas yra didžiulis. Pas Fantomą yra 10 metrų per sekundę, tuo tarpu pas Matrix 300 RTK 15 metrų per sekundę. Tai, kaip ir minėjau, tas yra labai aktualu pajūryje dirbantiems
Ne vieną kartą esu gavęs tokių klausimų, kokį mums čia droną pasirinkti, jeigu mes norime skraidyti pajūryje, kur yra paprastai didesnis vėjas. Tai čia vienareikšmiškai MAX 300 RTK yra pranašesnis. Galimybė keisti sensorius, tai kaip ir minėjau, universalumas ir kaip pavyzdys, kokia rezoliucija gaunama skrendant prie 120 metrų aukščio tiek su vienu, tiek su kitu dronu. Tai su MAX 300 RTK dronu ir 35 mm objektyvų, kuris eina standartiškai, jūs gaunate daugiau kaip dvigubai geresnę rezoliuciją nei su Phantom RTK. Tai tiek trumpai palyginant šios du dronus. Taip pat galbūt daliai jūsų aktualus funkcionalumas, tai yra taškų masyvo ortofoto generavimas realiu laiku su didžiai tera fotogrametrinė programinė įranga, kurios dėka jūs galite pasijungę valdymo pultą prie kompiuterio lauke, prie nešiojamo kompiuterio, įsijungus didžiai tera programinė įranga, iš karto matyti, kaip yra generuojami rezultatai, kol dronas dar skraido. Ir iš principo, kai jūs jau nusileidžiate, jūs turite jau rezultatus, preliminarius rezultatus, noriu atkreipti dėmesį, jie nebus labai tikslus, kuriuose jau galite atlikti kažkokius tai minimalius matavimus tuo metu, o vėliau tuos duomenys grįžus apdoroti jau detaliai ir gauti kokybiškus ir tikslius rezultatus. Tai turbūt daugam kyla klausimas apie naujas skrydžių taisyklės ir kam priskiriamas būtent MAX 300 RTK dronas. Tai šis dronas priskiriamas C3 kategorijai. Ne vieną klausimą iš tikrųjų pastaruoju metu jau gaunu iš klientų apie naujas taisyklės, kurios įsigaliojo nuo sausio 1 ir kaip elgtis. Tai pagal jūsų turimą droną reikia pasižiūrėti, kokiai kategorijai jis yra priskiriamas ir atlikti tam tikrus veiksmus. Tai visų pirma, dronus reikia registruoti transporto kompetencijų agentūros internetinėje sistemoje. Puslapio aš nuorodą čia esu pridėjęs, tai galite pasižymėti. Tenai galite užregistruoti droną, gausite unikalų drono numerį, kurį reikia užklijuoti aiškiai matomoje vietoje ant drono. Šis registravimas kainuoja 10 eurų, tą galima daryti ir kaip fiziniam asmenim, ir kaip juridiniam. Taip pat reikia drono egzaminą išsilaikyti teorinį. Nebeliko praktinio egzamino, kuris anksčiau buvo, dabar tiesiog užsiregistruojate teoriniam egzaminui, gaunate mokomąją medžiagą TK sistemoje užsiregistravus ir perskaitę ir susipažinę tiek su drono instrukcija, tiek su mokymo medžiaga laikote egzaminą, kurio kaina taip pat yra 10 eurų. Ir jeigu yra sunkesnis dronas, tai kaip MAX 300 RTK, jau kai įsilaikote teorinę dalį, jums reikia užsiregistruoti į teorijos egzaminą dar papildomą jau klasėje, transporto kompetencijų agentūroje. Tai tiek trumpai turbūt apie taisyklės, apie jas galima ir daugiau būtų kalbėti, bet jeigu jums kiltų klausimų, tai būtinai galite rašyti ir po webinaro apie naujas taisyklės, būtinai atsakysiu jums. Ir dabar norėčiau paleisti dar vieną apklausą. Taip, tai paleidau dar vieną apklausą, ar planuojate šiemet investuoti į dronų technologijas ir kol atsakinėjate, noriu šiek tiek pristatyti, kaip mes rinkome duomenis prieš Šarūnui pristatant, kaip jie atrodo, ką su jais galima būtų nuveikti. Tai lange matote ekrano nuotrauką, kurioje buvo misija. Užduota, čia buvo 14 hektarų kažkur tai.
Ir buvo skrendama 120 metrų aukštį, čia Mokslininkų gatvėje Vilniuje. Pasirinkome tokią vietovę, kurioje būtų ir sankryžų, ir pastatų, ir įvairesnių objektų. Tai iš viso užtrukome 36 minutės skraidydami. Iš ties buvau praradęs keletą kartų signalą, dėl to užtruko sugrįžti į paskutinius fotografuotus taškus. Tai neužstrigus ir nepraradus signalo galima tikrai sutilpti 40 minučių. Tiesa, praradus signalą, neišsigąskite, nieko blogo neįvyksta, dronas pats sustoja ir pradeda skristi į paleidimo vietą, vėl užmezgamas signalas ir galima jį toliau paleisti. Arba galima nustatyti, kad dronas, nepaisant to, ar signalą prarado, galėtų skristi toliau, tiesa, be RTK pataisų tuo metu. Bet kai tik tai signalas vėl atsiranda, pataisos keliauja į droną, į nuotraukas ir turite tikslius duomenis. Tai šios misijos metu buvo užduota surinkti 1500 nuotraukų. Tiesa, noriu paminėti, kad viso 14 hektarų ploto 40, atsiprašau, jo. Tai nepavyko visos skraidyti, nedidelė dalis liko nesuskraidyta, kadangi testavome, kiek su vienu baterijų komplektu galima suskristi. Tai Šarūnas irgi parodys, kokio dydžio mes teritoriją suskraidėme. Tai tiek apie pačią misiją. Dėkui už balsavimą ir noriu pasidalinti rezultatais. Ar planuojat šiemet investuoti dronų technologijas? Tai 31% atsakėte taip, 13% ne, bet tikiuosi, mes jūs įtikinsime, kad tai tikrai naudinga, o 56% nežino ir labai tikiuosi, kad po šito webinaro šiek tiek aiškiau pasidarysi, kokias naudas gali atnešti dronas. Ir tuomet perdodu žodį Šarūnui, jisai papasakos apie surinktus duomenis, parodys pavyzdžius ir galėsite įsitikinti kameros teikiamomis naudomis. Labą dieną, tai Mykolas pristatė, kokias technologijas naudojom ir kokius rezultatus gausim, pabandysiu pademonstruoti. Aš turiu tokį padaręs filmuką 10 minučių, kad nereikėtų gyvai rodyti, bus paprasčiau turbūt video pagalbą pademonstruoti. Taip pat minutėlę. Dar norim pasitikslinti, ar garsas girdisi, viskas tvarkoja? Jo, girdim, tvarkoja. Tai kadangi kamerą gavom tik tai praeitą savaitę, suspėjom atlikti 2 skrydžius, 2 poligonus apskraidėm, tai čia dabar ekrane matote šiaurinė gatvė, kur aplinkelis bus naujamas statomas. Toj vietoj tokia buvo mažai urbanizuota vieta ir aukštos elektros įtampos laidai buvo tenai, tai buvo noras iš karto patestuoti, ar pakankamai dideliam aukštį matysis elektros linijų laidai taškų masyve ir tuo pačiu susigeneruoti taškų masyvą ir ortofoto. Tai mano prezentacijai bus paminėtos 3 programinės įrangos, tai DJI Terra dabar ekrane matote ir apie ją šiek tiek dar papildomai papasakosiu, kokie privalumai tos programinės įrangos. Kaip alternatyvą naudojame ir atstovaujame Agisoft MetaShape programinę įrangą, tai bus mažas informacijos blokelis apie ją ir pabaigoje duomenys sukelsim į Trimble Business Centrą, pademonstruosime tos duomenys pačiame Business Centre ir galim pradėti tada nuo DJI Terros. Čia matom sugeneruotą ortofoto ekrane, kad įskrista misija buvo kaip linijinis objektas, tai paprasčiausiai kartografuoti taip yra labai patogu, nes ekrane reikia tik tai pažymėti vieną liniją ir pažymime, kokio platumo buferių mes kartografuosime ir taip surenkame
surinkame duomenys. Čia dabar ekrane tik norėjau pademonstruoti, kad tai buvo 1 kilometro atkarpa. Pati DJI Terra licenzijuojama keliais būdais, pati pigiausia versija yra Basic, joje galima susigeneruoti tik tai 2D duomenys, tai ortofoto, tai minimaliems uždaviniams jos tikrai kai kurioms įmonėms ar įmonėms turėtų pakakti. Pro versijoje jau galima generuoti ir taškų masyvą bei susigeneruoti taškų masyvą ir įtraukti kontūrženklius, nes Basic versijoje nėra tokios galimybės. O trečia versija, brangiausia ir tuo pačiu turinti daugiausiai funkcionalumo, vadinasi Electricity, tai ten galima dar papildomas inspektavimo misijas kurti. Čia dabar matome taškų masyvą sugeneruotą. Tai šitas poligonas buvo skristas kaip Nadir kamera žiūri 90 laipsnių kampu į apačią, nepaversta, tai dėl to 3D objektuose, kaip, pavyzdžiui, namų fasadai, duomenų šiek tiek gali ir trūkti, bet kadangi čia buvo pagrindinis tikslas žemės paviršius ir pažiūrėti, ar elektros laidai matysis, tai buvo būtent pasirinktas toks misijos tipas. Tai iš viso per 17 minučių dronas suskraidė 4 kilometrus, tai va tą kilometrą pirmin atgal ir iš 100 metrų mes gaunam centimetro su trupučiu pikselio rezoliucijos ortofoto. Čia, kaip matote, kairiai garažai yra ir, aišku, garažų šonų sienų jau nesimato, nes, kaip ir sakiau, kamera žiūrėjo tik tai į apačią. Čia matom sugeneruotą ortofoto, kaip tik drono dėžė guli. Tai pirmas įspūdis pamačius rezultatus tikrai atrodo įspūdingai. Matomos pačios smulkiausias detalės, pikseliai visiškai neišsilieja, kas pasitaiko su kitais dronais ir kamerom. Kontrastas tarp juodos spalvos, ypač kai yra šešėliai, irgi yra labai didelis, todėl kartografuoti galima, naudoti ortofoto galima tikrai įvairiems uždaviniams. Čia skraidėm praeitą penktadienį, buvo geras minusas, tai dar ir slidininką užmačiau kokį tai ant ortofoto ir nusprendžiau pasimatuoti, ar jos slidžių ilgis man tiktų, tai čia tos slidės gavosi 1,73 m, tai kaip supratau, saugęs žmogus čiuožia. Tai galime įžiūrėti tikrai smulkias detalės ortofoto medžiagoje. Fone matom Google žemėlapius, Google Mapsus, tai daugumai uždavinių turbūt mums privačiai neverslui naudojant Google Maps užtenka, tai matom, koks kontrastas yra duomenų, kur yra rezoliucija pikselis su trupučiu, su nauja kamera praskridus ir kur yra viešai prieinami Google Maps žemėlapiai. Taip, dar prie DJI Terros norėčiau paminėti, kad DJI Terra naudojama ir sukalibruoti kamerą. Jeigu mes keičiame objektyvus, tai su DJI Terra galima atlikti kameros kalibraciją ir tos duomenys nusiųsti į kameros SD kortelę. Dabar ekrane aš paleidau misiją inspektavimo, kuri gal nedaugumai aktuali, bet kokia jos paskirtis. Mes naudojame jau turimą modelį praskristą DJI Terroje su dronu ir galime ant drono pačio pažymėti taškus, kuriuos norėsime nufotografuoti. Kaip pavyzdys, čia pažymėjau elektros laidą ar elektros stulpą ir atstumą nurodžiau 20 metrų. Tada pažymiu kitą tašką, nurodau atstumą, kampą, iki kurio fotografuosiu. Ir tai paleidus droną, jisai iš tų taškų sufotografuos nuotraukas. Tai inspektuoti papildomai būtų labai patogu. Ir, pavyzdžiui, su šita kamera Zenmuse P1 iš 20 metrų atstumą mes gautumėm 2,5 mm rezoliucijos pikselį. Tai būtų labai didelė raiška. Dabar keliaujame į Mykolo paminėtą poligoną Mokslininkų gatvėje ir programinį įrangą Gisoft MetaShape. Tai čia buvo misija skrista su Smart Oblique, taip vadinama, naujoji sukurta DJI-aus misija, kur pati kamera pasiverčia tais kampais į patį objektą. Jeigu dronas skrenda krašte poligono, tai kamera nefotografuoja į priešingą pusę, o tik tai į patį objektą. Ir čia matom, kad
ta pačia linija skrisdamas dronas fotografuoja į visas 4 pusės nuotraukas, nes išskirtinumas šitos kameros yra toks, kad jinai gali fotografuoti iki 0,7 karto per sekundę. Kaip palyginimui Phantom 4 RTK fotografuoja panašiai greičiausiai gali fotografuoti 2,5 sekundės greičiu. Ir kas naudojat MetaShape, dar noriu paminėti, jeigu žinot, nežinot, yra tokia galimybė, kaip nustatyti nuotraukų kokybę. Tas užtrunka šiek tiek, bet kaip pavyzdys, šitam poligone praskridus matėm, kad kelios nuotraukos išsibliurino, išplaukė, tai galime mes vis dėlto su MetaShape tas nuotraukos išfiltruoti ir ištrinti. Dabar keliaujam į Trimble Business Center programinę įrangą, nes čia duomenys buvo sugeneruoti su MetaShape ir įkelti į Trimble Business Centrą, nors ir galime ir su pačiu Business Centru apdoroti duomenys. Pasižymim patį poligoną, tai plotas 40 hektarų, kurį suskraidėm su viena baterija, Smart Oblique misijos būdu, nuotraukų čia 1200 gavosi, pakankamai nemažai, ir čia buvo skrista iš 120 metrų aukščio ir rezoliucija beveik 2 cm pikselis. Tai matom taškų masyvą. Galime spalvinti taškų masyvą Trimble Business Center pagal altitudę. Tai čia galime tokius mini gisinius uždavinius padaryti. Pavyzdžiui, parinkus tam tikrą žemės paviršiaus tašką, nurodžius laiptą, paspaudus, galime matyti, kad raudona spalva yra žemiau negu mėlyna spalva ir pavyzdžiui, sniegui tirpstant vanduo gatve tekės būtent į šitą pusę ir užliejimas toj vietoje labiau tikėtinas. Trimble Business Center galime išsifiltruoti duomenis ir pastato vidaus ir išorės. Tai išoriai klasifikuojant duomenis galime iš karto atsifiltruoti augmeniją, pastatus, žemės paviršių. Ir kaip pavyzdys, jeigu dirbam su topografija, tai galime ne visą taškų masyvą eksportuotis į kitą programinį įrangą tolimesniam apdorojimui. Čia matome dabar sugeneruotą ortofoto rezoliuciją ir šito objekto iš 120 metrų aukščio tikrai atrodo įspūdingai ir galima įžiūrėti smulkias detalės. Tuo pačiu tas 120 metrų aukštis duoda ką, kad žymiai saugiau skraidyti aukščiau negu, pavyzdžiui, su kitų dronų reikėtų pakankamai žemai skristi. Ir patį droną mes matome toliau. Be abejo, matrysas ir šiaip didelis dronas matosi gerai, bet 120 metrų aukštyje dar skristi yra saugiau. Tai va, ortofoto tikrai atrodo įspūdingai. Toliau į Trimble Business Center programinį įrangą susimportavom tvirtus taškus. Čia buvo pamatuoti 7 taškai užpurkšti dažais. Bet į apdorojimą, duomenis apdorojant, tie taškai nebuvo įtraukti į procesinimą. Šiaip norėsiu pažiūrėti, koks tikslumas gaunasi su Agisoft MetaShape programinė įranga, apdorojant duomenis be kontūrženklių. RTK, dronas veikia RTK režimu, prisijungus prie Lietuvos tinklo. Tai čia dabar šiuo metu pasimatuoju žemėlapyje taškus, kuriuos paskui palyginsiu su kontūrženklius pasimatuoju, kuriuos palyginsiu su GPS pamatuotais taškais. Tai X, Y pamatuojamas iš ortofoto, o altitudė parenkat rankiniu būdu artimiausią tašką. Čia nebuvo sugeneruotas labai tankus taškų masyvas, turbūt kas kokia 10 cm po tašką buvo sugeneruota. Tai Trimble Business Center yra standartinė ataskaita taškų palyginimui, kuris pagal užduotą laiptelį ieško artimiausius gretimus taškus ir juos palygina. Tai matome rezultatą, kad X, Y yra centimetro, 2 cm ribose, altitudė be kontūrženklių gaunasi apie pusantro metro, visas pasišiftinės projektas. Bet jeigu įdedame 3 taškus į procesinimą, tai be abejo gauname tada centimetrinį tikslumą ir altitudės, tai kaip pavyzdys čia matome, kad tie check taškai vadinami neįtraukti į procesinimą yra altitudė iki 2 cm tikslumo. Nu ir pabaigai, tą patį poligoną, tą patį mokslininkų gatvę suskraidėme ir su Phantom 4 RTK, tame pačiame aukštyje, double gridų skraidė dronas.
Tai čia dabar importavau abudu ortofoto sugeneruotus iš to pačio aukščio su tais dviem skirtingais dronais ir galite matyti, kaip ortofoto kontrastas skiriasi, kaip galima matyti puikiai su P1 sufotografuotas smulkias detalės, o įjungus Phantom 4 RTK vaizdas ir patamsėja, ir išsibliūrina. Tai čia dabar konkrečiai šita vieta yra saulės apšviesta, gerai matosi, bet paėmiau kaip pavyzdį ir pavėsyje esančią vietą, tai su Phantom 4 RTK praktiškai jau keliuko kontūrų beveik ir nebesimato, mašinos rėmai irgi, gabaritai irgi išplaukia, o su Phantom, su P1 kamera, su matrisu jau mes galėtumėm tikrai pasimatuoti ir turim visiškai kitokius rezultatus. Ir čia fragmentas dabar šaligatvio trinkelių. Tai dabar duomenys prisizūminus su Phantom 4 RTK, perjungiam į P1 palyginimui, tai rezultatas ir apšviestumo, ir kontrasto, ir rezoliucijos yra pakankamai didelis. Tai iš mano dalies tada rezultatų palyginimą būtų tiek. Jeigu būtų kažkokių klausimų, ar norėtumėte šitus duomenys atsisiųsti, ar norėtumėt, kad suskraidytume jūsų kokį objektą kaip pavyzdinį, tai duokit žinot. Dabar šiuo metu kamerą daliname su savo Estijos filialu, jie kaip tik ruošia demonstracinius duomenys, bet atsisiųsime mes ją atgal, tai turėsime pas save. Tai tada žodį aš perduodu Mykolui, kuris pakomentuos daugiau apie pačią investiciją į droną ir kamerą. Tai turbūt apibendrinant visą šitą pristatymą, norėčiau pakomentuoti, kodėl verta investuoti į Matrix 300 RTK droną ir P1 kamerą. Tai yra, kokias mes naudas matome. Tai visų pirma, RTK pataisos, tai yra pataisos iš Lietuvos tinklo, kurios užtikrina didesnį tikslumą. Taip pat dvigubai ilgesnis skrydžio laikas lyginant su kitais dronais, kaip ir minėjau prieš tai skaidrėse, 40 minučių yra labai realus skrydis. Čia mes buvome gavę komentarą su klausimu prie minus 20 kokios laipsnių, kiek galima skristi. Tai kaip ir minėjau, kiekvienu atveju labai individualu yra tas skrydžio laikas. Bet mes skridom prie minus 14, buvo šiek tiek nedidelio vėjo ir pats dronas pranešinėjo, kad yra vėjas. Tai manau, kad prie minus 20 ar minus 14 jau didelio skirtumo nėra. Poros minučių paklaida gali būti, bet rezultatas vis tiek yra gerokai geresnis, nei skrendant su alternatyviais dronais. Tai įvairių sensorių panaudojimas. Tai lidaras, multispektrinė, fotogrametrinė kamera, kamera inspektavimui. Mes galime su vienu dronu atlikti įvairias užduotis. Naudojamas prastomis oro sąlygomis, tai yra didelis vėjas, lietus, žema temperatūra. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad šitas dronas, jisai iš karto iš gamyklos atkeliauja ir klientams pateikimas su gamintojo draudimu dėl valdytojo kaltės. Jeigu atliktumėt kažkokius neteisingus veiksmus skrendant, galima būtų su nedidelė išskaita susiremontuoti droną arba pakeisti į naują. Tai toliau galimybė naudoti 2 valdymo pultus tam, kad galėtumėte didesnę teritoriją kartografuoti. Tai čia yra unikalus funkcionalumas, kurio ir neminėjau anksčiau. Tai pavyzdys yra turbūt geriausias lininiai objektai. Jeigu vienas atsistojate objekto pradžioje, o kitas kolega atsistoja objekto pabaigoje su kitu valdymo pultu, galima perimti drono valdymą, taip išlaikant ryšį su dronu ir nepažeidžiant taisyklių, tai yra išlaikant droną matymo zonoje ir taip išplėsti kur kas daugiau teritoriją kartografavimui ir taip atlikti visą darbą efektyviau. Ir be abejo galimybė skristi dideliame aukštyje, gaunant aukštos rezoliucijos ortofoto ir 3D modelį. Tai vėl apie produktyvumą šitas dalykas.
Tai tiek apie vertes ir dar mačiau yra klausimų, ne visus mes spėjame atsakyti, tai į tuos, kuriuos nespėjame atsakyti, tikrai kontaktuokite ir po webinaro. Ir dabar dar norėčiau paprašyti jūsų atsakyti ir į apklausą. Mes paleisime apklausą, kurią taip pat gausite ir vėliau po webinaro elektroniniu laišku.